Tai va, paskutinės varžybos šį sezoną, kaip ir sakiau, kaip ir nusprendžiau iš anksčiau, Sūduvos taurė bus paskutinės varžybos ir šis sezonas bus baigtas on the track. Paskui žiūrėsim, jeigu įsigydysiu žaizdeles, traumeles, tai gal ir į plentą nueisiu kokias 1 ar 2 varžybas. Bet bus matyt. Tai va, Sūduvos taurė. 1,5 kilometro ir 800. Žiūrėsim, kas gausis. Taip, tai ir prasidėjo paskutinės varžybos šį sezoną. Trumpas tas sezonas gavosi šis, ir šiaip nes olimpiniai metai ir dėl traumos, tai biškį truputį gaila, bet visada smagu grįžti į Marijampolę, Sūduvos taurę, kiek atsimenu, net ir būdamas jaunesnis, visada važiuodavau į šias varžybas, kažkokį tai nostalgijos ir jaukumo jausmą duodančios varžybos. Na, o 1500 metrų šiose varžybose nesistengiau jokių taktikų naudoti, tiesiog bėgau į priekį, galvojau, kas bus, tas bus. Vis tiek man galvojau, kad pasigerinsiu savo rezultatą nuo LAF taurės varžybų, tai tik tai buvo klausimas ant kiek. Šiaip pats pirmas ratas buvo kaip ir pagal planą, 1:4 sekundės. Aišku, galbūt šiek tiek greičiau reikėjo užbėgti, kad turėti rezervą šiokį tokį. O šiaip pagrindinis mano konkurentas buvo Faustas Marcinkevičius, tai su juoda apranga, tai jis ir buvo tas žmogus, kuris už manęs ir bėgo. Na, po 600 metrų lygtais laikas buvo 1:38 ar 36, tai viskas kaip ir pagal planą, bet aš jau jaučiau, kad savęs neištemsiu kažkokio įspūdingo laiko, kadangi bėgti vienam ganėtinai yra sudėtinga. Na ir bėgant link kilometro, vienas komandos draugas iš Alytaus man sakė laikus, taigi išgirdau 2 minutės 42, 43, 44, tai supratau, kad esu atsilieku nuo norimo greičio 4 sekundėm. Stengiausi išlaikyti tempą bent jau, gal šiek tiek pagreitėti, kas nelabai pavyko. Na ir likus paskutiniam ratui, dabar žiūrint į video, pamačiau, kad Faustas dar stengiasi mane vytis ir jam neblogai sekėsi, nes turbūt prisiminė, kad reikia bėgti paskutinį ratą. Na, o aš jau stengiausi finišuoti iš paskutinių jėgų ir mano laikas buvo 4 minutės ir 8 sekundės, tai šiek tiek geriau negu LAF taurėj 4 sekundėm. Tai kaip ir džiaugiuosi šią pabaigą sezono šioje rungtyje.
aš galiu pasakyti, 4:08 vis geriau negu lafturiai, tai viskas gerai, vienam sunku bėgti, bet kažkaip. Ir nugalėtojas Osvaldas Vrubliauskas, Alytus. Trečius metus iš eilės. Nu, paskutinė rungtis šį sezoną jau dabar tikrai 800 metrų ir nuo pat pirmųjų žingsnių į priekį veržėsi Daniel Golovacki, kadangi tiek jis, tiek mes žinojom, kad jisai turbūt laimės šias varžybas, kadangi turėjo geriausią laiką, praeitais metais tai tikrai minutė 51, tai aš stojau už jo nugaros ir tikėjausi kuo ilgiau išsilaikyti už jo nugaros, o paskui bėgo Giedrius Astrauskas, tai 3 seni komandos draugai, 4-5 metus realiai Kaune mes treniravomės visi pas trenerę Nijolę Sabaliauskienę ir dabar bėgam varžybose. Visi skirtingai treniruojamės, skirtingose vietose ir pagal skirtingas metodikas. Na, pirmas ratas buvo 56 sekundės. Tai nėra kažkoks įspūdingas laikas pirmam ratui, ypač žinant, kad Daniel gali bėgti tikrai greičiau. Na, o po 500 metrų pasidarė toks nemažas tarpas tarp mūsų, kadangi aš jau nebepavežiau paskui jį. Ir taip ir baigėsi realiai varžybos. Daniel visas varžybas pravedė, aš buvau už nugaros. Ir stengiausi finišuoti dabar paskutiniuose metruose, taip Daniel laikas buvo minutė 56, o mano minutė 58, tai laikas nėra pats įspūdingiausias, bet džiaugiuosi oriai pabaigus sezoną, tai tik tiek realiai. Taip pasiruošęs, taip prabėgau. Norėjau antros vietos sargavau, nes žinau, kad Golovackis šiek tiek greičiau bėga, nors jam ir šį sezoną kažką. Gerai, nežinau. Oho. Dabar visas kūnas pakankamai gerai, nesulūštų, bet tiesiog darbo nepadaręs. Tiek, sezonas baigtas. Viskas, barely glorious. Peace out. Giedrius Astrauskas, Kaunas. Antra vieta Osvaldas Vrubliauskas, Alytus. Ir nugalėtojas Daniel Golovacki, Švenčionis. Aštuoni šimtai metrų jauniai, trečia vieta